ką, randamės mes Utenos rajone, Sudeikių seniūnijoje, Bikišo kaime. Alaušos slėnis yra pagrindinis, yra restoranas ir tiekiam maitinimo paslaugas. Rengiamos vestuvės, pokyliai, jubiliejai. Tokią žiemą be šios technikos būtų didelės problemos. Didelės. Labai patogu, galiu privažiuoti prie kiekvieno namelio, takai yra siauri. Jų reikia technika, kad būtų manevringa labai. Nu, sakau, žiemos tai 98% esu viskuo patenkintas. Jo, valdymas patogus, tas vadinamas joystickas, jame yra ten viskas parankiai, patogu, nereikia tenai kažką tai 10 kartų kažkur tai siekti, kažką tai junginėti. Kabina šilta, matomumas labai geras, stiklai, ta prasme, viskas patogu, sėdinė, patogi šildama sėdinė. Sniego priežiūrai, sniego išvežimui, takų valymui 98% pasiteisino jinai. Būtent jos yra labai manevringumas, daug ką reiškia hidraulinė strėlė, kurią aš galiu sniegą išpilti per tvorą, pavyzdžiui, per ką aš su kita technika negalėčiau. Tuo pačiu šepetys labai gerai veikia, duoda savo pliusus, nusivalo, nesineša į vidų purvas. Keliam atvalyti, tas vadinamas buldozeris, tiesiog jisai sukėjosi į vieną kitą pusę. Aš jau vasarą, ta būtent žoliapjovė bus patikrinta, tai čia bus kita tema, galėsiu pasakyti tikrai. Dabar aš tikrai nieko negalėjau konkrečiai sakyti. Sakau apie tuos priedus, kuriuos matome. Buldozeris, kaušas, šepetys, kurį laiką žiūrėjau, nepaslapti žiūrėjau ir Avantas yra dar jų konkurentai. Bet tas visas prasidėjo bendravimas su Šarūnu. Ir užteko vieną kartą susitikti su žmogum, pasikalbėti. Ir užteko jo, ta prasme, paprasto žmoniško išaiškinimo, kad žmogus supranti, ką klausi, jisai tau tą ir atsako. Plius dar jų ir puslapis labai patogus margučių, nes ten yra ir kainas nurodyta, su PVM, ten viskas labai aišku. Ir, sakau, ir ypatingai tai su Šarūnu, bet tas bendravimas, tas jo išaiškinimas padėjo apsispręsti. Tai viskas čia buvo susidėliota tam, kas reikalinga mums būtiniausia šiuo momentu ūkio reikmėm. Tiek žiemai, tiek vasarai, visiems metų laikam. A kas bus toliau, tai bus matyti papildomai.